Vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Šiandien švenčiame pirmąjį lapkričio sekmadienį. Pagal tradiciją Konstantinopolio patriarchate ir kuriuose kitose patriarchatuose pirmąjį lapkričio sekmadienį visuomet girdime tą patį Evangelijos skaitinį. Evangelijos skaitinį apie turtuolį ir Lozorių. Šis skaitinys mums primena apie gailestingumo ir išmaldos davimo svarbą. Kartais visas lapkritis yra vadinamas gailestingumo mėnesiu. Tai mėnuo, kada mūsų bažnyčioje prasideda ir pasninkas. Lapkričio 15 dieną pradėsime Adventą. Ir kad nepamirštume, jog pasninkas tai ne tik laikas susilaikyti, bet ir laikas duoti. Šiandien apaštalo Pauliaus skaitinys kaip tik iš laiško Korintiečiam buvo apie susilaikymą. Viena vertus apaštalas Paulius kalbėjo Korinto bendruomenėje kalbėjo apie ten esančius žmonės, kurie teigia turi kažkokį slaptą aukštesnį dvasinį žinojimą, ir taip pusiau juokaudamas jis kalbėjo apie tą ėmimą į trečią dangų, ten ir taip pašaipiai kitose vietose tos žmonės vadina virš apaštalais. Ir jis kalba apie tai, kad visas tas žinojimas teorinis jisai yra bevertis, be dvasinio gyvenimo. O dvasinis gyvenimas jis prasideda kovojant su tais išbandymais, kurie kiekvieną užklumpa. Ir apaštalas Paulius dalinasi, netgi ir jo gyvenime yra kažkokie tokie išbandymai, su kuriais jis kovoja. Atrodytų šventas žmogus, apaštalas, bet sako, Viešpats davė dyglį, kad apaštalas Paulius neišpuiktų. Apaštalas sako, Viešpaties galybė pasireiškia silpnume. Kai tas atrodytų fiziškai ir kitaip išoriškai silpnas žmogus pasirodo esąs viduje dvasios galiūnų, įveikia tuos fizinius išbandymus, šio pasaulio išbandymus, tame jis paliudija Viešpaties stiprybę. Ir ragina taip pat mąstyti ir Korinto krikščionys, ir visų laikų krikščionys apaštalas Paulius, kad Viešpaties šlovė pasireiškia silpnume. Evangelijoje apie Lozorių Jėzus tai sako palyginimą, tai nėra istorija apie konkrečius žmonės. Bet įdomu, kad viena vertus turtuolis neįvardyjamas niekaip, jo vardas net ir nesvarbus, o Lozorius pavadinamas vardu. Ir tas Lozorius kaip tik vaizduojamas kaip pavyzdys, kaip Viešpaties galybė pasireiškia silpnume. Lozorius ir fiziškai silpnas, ir serga votimis, ir šunės jį laižo, ir jis neturi materialinių gerybių, bet panašu iš to, kad jis papuola į Abraomo prieglobstį, į atilsio ir palaimos vietą, panašu, kad jisai išlaikė savyje dorybę, buvo viduje dvasiškai stiprus ir išlaikė ištikimybę Dievui. Ir parodė, kaip ta Viešpaties šlovė pasireiškia silpnume. Tuo tarpu turtuolis, kuris šiaip jau galėjo irgi, nepaisant to, kad turėjo daugiau negu Lozorius, išsigelbėti, jis parodė dvasinę silpnybę ir pražuvo. Jis galėjo išsigelbėti, nes jam buvo duota Dievo valia daugiau priemonių, daugiau materialinių resursų, daugiau galimybių. Ir jeigu jis tik būtų dalinęsis, jeigu jis tik būtų padėjęs tam, kuriam reikia pagalbos, jis galėjo pelnyti malonę Dievo akise.
Jis galėjo augti dorybėje, tobulėti tikėjime. Bet vietoje to jis pasirinko užsisklęsti savyje ir mėgautis tais savo turtais. Tai štai viena vertus šitas Evangelijos skaitinys mums primena tai, kad niekad nežinome savo dienos nei valandos, kada būsime paimti iš šitos žemės ir turime nuolat mąstyti, ar tikrai mes gyvenam pagal Evangeliją, ar tikrai mes atsidursime Abraomo prieglobstyje, ar vis dėlto gyvename kaip tas turtuolis, žvelgiame tik į save ir mėgaujamės tik tai savo gyvenimu. O kita vertus, šis skaitinys primena, kaip jau sakiau, apie tai, kad turime būti kaip krikščionys gailestingi, ne tik susilaikyti, kam irgi esame pašaukti, bet ir duoti, dalinti. Ir išmaldą tą gailestingumą savo mes galime dalinti labai įvairiai. Nebūtinai tai turi būti tiesioginis pinigų davimas, gerybių davimas, žinoma, tai irgi reikalinga. Bet taip pat galime ir viena vertus melstis už žmogų ir kita vertus galime duoti savo žmogišką šilumą, bendravimą, dvasinį palaikymą. Tad net jeigu ir patys galbūt neturime ką duoti, atrodytų neturime kažkokių materialinių gerybių, iš tikrųjų visada turime. Turime maldos turtą, turime savo žmogiškos bendrystės turtą, kuriais irgi galime pasidalinti. Tačiau net ir kalbėdamas tai pasakysiu, kad paradoksalu, bet dažnai taip gyvenime pasitaiko, kad žmonės, kurie turi mažiau, netgi dalinasi daugiau. Kaip Jėzus kitoje Evangelijos vietoje kalba apie našlės skatiką. Atrodytų, našlė turėjo tiek mažai, bet vis tiek ji davė daugiau negu tie, kas turi daugiau už ją. Ji davė vieną skatiką, bet tai buvo didelė jos turto dalis. Ir dažnai mes galime pamatyti tą paradoksą. Reikalas tas, kad dažnai daiktai, įpročiai ilgainiui mus įtraukia ir pavergia. Turtuolis matyt daug galbūt ir dirbo, kad uždirbtų tos visus turtus. Ir tada vienas iš didelių išbandymų yra būtent tas, kad tie turtai tampa pagrindinė vertybė, tampa ir dvasinių turtų, užvaldo gyvenimą, tampa aukščiausiu tikslu. Bet tada jis jau nieko ir nebemato. Tai štai viena vertus taip pat galima pasakyti, kad šitą Evangeliją jokių būdų nemoko, kad štai jeigu būsi vargšas, tai keliausi į rojų, o jeigu būsi turtuolis, tai būtinai keliausi į pragarą. Ne, šitą Evangelija yra apie kitką. Jeigu būsi vargšas, galbūt nuo tavęs nepriklausančių aplinkybių netgi ir būsi ištikimas širdyje, tai tave Dievas visada mylės. Dievas apskritai, kaip girdime palaiminimuose, labai myli kenčiančius. O jeigu tau Dievas davė daugiau, jeigu tu turi turtą, jeigu tu turi kuo dalintis, tai esi pašauktas pasidalinti, esi pašauktas duoti, kiek gali. Ir tada taip pat būsi išgelbėtas. Na ir lapkričio mėnesį stenkimės prisiminti Lozoriaus pavyzdį, pamatyti prie mūsų kažkur gulinčius lozorius, kurie nori bent jau nuo mūsų stalo trupiniais pasimaitinti, pasidalinti ir taipogi prisiminti, ką Jėzus sakė, kad tai, ką padarėte ar nepadarėte mažiausiajam iš jūsų, tą padarėte ar nepadarėte man. Amen.